Opa. Gerai. Tai labą dieną, labą vakarą. Grįžę po pertraukos, kalbamės su gerbiamu kolega, turim svečių. Ačiū. Žiūrėkite iki galo, bus įdomu. Pristatinėti nereikia. Lauras, gal tu nori pristatyti svečią? Nu noriu, tai mano geras bičiulis. Visko buvo. Mes turėjom per jį vienas su kitu santykiavom šiek tiek. Tai buvo. Turėjom visą pradžią grupės vienos, iškilios, kurios dabar ir pats tebeturi tų reikalų su šitą grupę. Su ta 6-9 dangoje. Jo, nu tai taip, mes leidom kartu, ginčiomės dėl to. Leidom kartu, lengvai pasakytum, mes išleidom kartu, po to teisėmės, turėjom apie 13 bylų viens prieš kitą, galų galę susitaikėm. 2 kriminaliniai atsisėdo. Bet, tas yra kažkiek smagu, kad mes čia nesnei aptarėm šitą susitikę. Ir tiesą sakant, susiskambinam kažkurį laiką. Taip. Nes aš galvojau, kad reiktų, ką nors padaryti, kai negero, gyvenime. Tipo, yra šansas, kad jis iš čia neišeis. Tai aš manau, kad jam dabar kapies. Tai žiūrėkime, tai tada darom taip, tada ir palikime pabaigą geriau. Kad žiūrėtų visi. Jo, kad žiūrėtų, patyzinom, kada parodėm. Kaip yra žudomas Breskas. Kaip yra žudomas Breskas. Lietai išlieto ten. Lau, bet aš tai noriu su tavim pasikalbėti, nes per visą vasarą mes beveik nesimatėm ir tu prisidirbai rudenį pradžioj. Tu prisidirbai labai daug Lietuvos sportų. Tu užfutbolinai Lietuvos stadionus, tu juos sunaikinai, nors iš tikrųjų tą temą aš pats palaikiau labai stipriai tau. Ne, Kaip atsitiko vis dėlto? Aš norėjau suvienyti Lietuvos futbolo fanus. Iš tikrųjų, jie netaip suprato ir supyko dėl to. Pasakiau, kad, buvo idėja, kad dėl stadiono, kad ištryptas ten, negerai jiems žaisti futbolistam, po to sakiau, koks skirtumas, kur pralošti. Ir jie įsižeidė, pasirodo įžeidus. Matai, vyksta kova dėl stadiono. Pastatė Lietuvoje vieną stadioną ir visi dabar nori vieni žaisti futbolą, kiti nori koncertuoti. Koncertai kol kas paėmė viršų, nes finansiškai suprantame, kad koncertai atidirba stadionui labai gerai. Futbolas greičiausiai varo į minusą. Manau, kad varo į minusą. Ir jisai yra piktas, nes jisai galvoja, kad jie yra be galo reikalingi Lietuvai būtent šitam stadione. Mano supratimu, Laura, aš prisijungsiu prie tavęs. Paskutinės varžybos parodė, jokio skirtumo nėra, kur jie praloš. Kad ir kaip jie bepiktų. Ne, Marta, lietuviškas futbolas yra... Treneris aiškiai pasakė, kad tie, kas iš muzikos, komentuoja, jiem tikrai trūksta intelekto. Jo, tu taip, pripažįstam, mes esame. Tai aš galvoju, kad futbolas yra intelektualus dalykas ir ne mums suprasti jį. Intelektualus futbolas yra kaip lietuviškas džiazas, Visi šneka, kad jį mėgsta, bet nieks bilietų neperka. Ir jie, kaltina viską. Tai aš dėl to intelekto, tai sutinku su juo, dėl žolės irgi. Bet palauk. Negali pykti dėl to žolės. Aš kažką girdėjau, kad ten blogai žolė. Tai jo, bet tu puikiai žinai, kad jeigu žolė netinka, keisk dilerį. Supranti, tai aš manau, kad treneriui reikėtų dilerį pakeisti ir žolė jam atsitiks gerai. Užveš tada viską. Aš tai iš viso, kai buvęs pats sportininkas, tai aš klausau ir man pavyzdžiui, kada mūsų Lietuvos federacijos prezidentas pradeda niuksėti, verkšlenti, kaip jiem gėda prieš pasaulį, kad čia atvažiavo komanda, dabar reikės žaisti kažkokiam stadione. Žiūrėkit, esame pažįstami, buvo pas mus renginį, mes šnekam, bet sutarkim vieną dalyką. Neverkit, mėly futbolistai, neverkite jūs dėl to stadiono, nes man tikrai yra gėda, kada aš Anglijoje bendrauju su giminėm, lietuviškos, angliškos pusės, kaip sakau, antros, ir jie pradeda kalbėti apie lietuvišką futbolą. Čia sako, tas, kur ten gale, tie, kur yra. Tie, kur gale, ten pasauliniam reitingė. Tai ką aš noriu pasakyti? Ne dėl stadiono gėda dėl futbolo. Marta, bet jo. Bet taip yra, tai kalbėkime atvirai. O jie dabar, aš sutinku, geri vaikinai, gerai išspardo tą kamuolį, bet dar žemas
lygis yra tikrai per žemas, arba jiems reikia treniruotis, gal sistemai, aš nesikišu, čia jų darbas, jie už tai gauna pinigėlius, tai tegul ir žaidžia ir dirba. Tegul Lietuvos futbolo federacija paima, pasistato stadioną, jau 10 metų galėjo pasistatyti, gauna pinigus iš FIFA, gali pasistatyti, nuomoti, įvykdyti veiklą, nieko nedaro, žiūri, terbos kažkokios tai bėgiojančios ir tiek, Tai ten, žinai, yra... Nuvarau šiaip Tofulės. Ant Tofulės užsivedė, žinai, tu plaukikas. Tai aš tik ir suprantu vandenikas. Nuobodų žaidimas, tai aš nežinau, matai, jūs čia šnekat apie futbolą. Man labai gaila, kad futbolas pradėjo konkuruoti su koncertais ir atsitiko toksai faitas Lietuvos rinkoje. Čia viskas yra iš ubagystės, pats žinai, kad yra iš ubagystės, yra vienas stadionas, kurį dabar visi, žinai, kaip marškinius tūsa pirmin atgal. Kas čia pirmas užlips ant jo, žinai, susidėrė apie žulytę, gal neužauks, žinai, per tą laiką, kol mes pažaisim. Kiti žviegia, žinai, kad koncertas svarbiau už to futbolą. Nes jau jeigu supras, kai jau Lietuvos rinkinį iškėlė tenai Lietuvos vėliavą, jau reikia už ją sirgti. Tai aš galiu sirgti 100 kartų, bet jeigu 101 vis tiek pralošia, tai kaip man sirgti toliau už ją? Pas mane irgi viltis numiršta paskutinė. Tai eikit žaisti, treniruokitės, dirbkite. Nežinau, kažką tai darykite, investuokite į vadybą, į trenerius investuokite. O dabar jie tik tai, bloga žolė. Po pirmų varžybų pradeda rėkti, kad jiems žolė galimai sumaišė laimėti. O po antrų varžybų, kurias pralošė, jau žolė nebemaišė, jau turbūt vartų nebebuvo. Čia jau taip, kaip turbūt blogam šokėjai trukdo, žinai, bet kas. Tai čia visi taip komentavo. Tai va tas labai juokingai atrodo, taip kad mėly futbolistai, klausykit lietuvišką muziką, įkvėpsime mes jūs dar daugiau ir galbūt pataikysit dažniau į vartus. Čia toks jau pasiūlymas visai neblogas, klausyt muzikos. Tai su muzika tegul bėgioja, gal bent ir antyras atsiras. Ausinės uždėsim. Tai dabar bėgioja iš kairės į dešinę ir vis sako, labai neblogai žaidėme, labai neblogai, dėja nepasisekė. Matai, jam rūpi žmogus, jis patriotas. Aš sportininkas esu. Tai, žinai, man, pavyzdžiui, kaip sakant, dušę skauda, kad žmonės, kažkaip nesugeba susivaldyti situacijos. Tai kiek toliau galima? Nežinau, Lietuvoje vis tiek yra kaščius ir viskas. Žiūrėk, stop, yra ir plaukimas dar. Yra plaukimas dar? Taip. Ir kitas sporto šakas. Šachmatai ir šaškės. Slydės yra, kerlingo net asociacija yra ir tos, kur lygintuvas čiuožia per ledą ir balo suskepėta, kad čiuožtų greičiau. Bet gerai. Žiūrėk, bet davai grįžkime į tai, kad kaip stadionai įsisuko, pasižiūrėk, vienas koncertas, antras, kitais metais mes turėsime, jau turim Timberleikai stadioną, tai jau futbolui ate. Tada dar, manau, dar atsiras kokie 2-3 dar stadionė koncertai. Dideli, kiek žinau, žada ateiti. Kol kas negalima minėti tų vardų, bet labai galingi vardai. Tai stadionas praktiškai jau koncertinis patapo Kaune. Tai mano klausimas toks, kaip tu galvoji, o lietuviškai rinkai kaip tai atsilieps, nes mūsų, pavyzdžiui, Lietuvos atlikėjai, tai iš mūsų irgi pinigėlių sakė. Prisiminkim, vasaros pradžia šoka iš pradžių Ed Sheeranas, ne? Taip. Tada Jessica Shy, bet mes šitos dalykus jau lyg esame aptarę, ar ne? Nesame aptarę. Tai yra lietuviškas artistas, kuris išeina su 38 000 bilietų. Čia tau nešeškės, supranti? Čia tau nešeškės? 6-9 danguje, bliam. Jo, man pavadinimas šeškės, tai yra kažkas toksai. Dabar jau nebegalim šito sakyti. Bet tas pavadinimas šeškės, tai supranti, šeškės turi tą smarvę tokią. Kažkoks jo, šeško patelės. Patelės, jo. Ir, žinai, pradėjom domėtis ten. Ir jos turi tam tikrą smarvę. Ir tas man nepatinka pavadinimas. Šeškų patelė, bet taip ir turėtų vadintis, nes šeškės nelabai gali vadintis. Reikia Šeškaus atsiklausti. Šeškaus. Arba Šeškinės, ten kokie ten dar yra. Visokių ten tų laidų yra. Šeškinė yra. Panašias visas, koks skirtumas. Ten kaip vadinsi, taip nepagadinsi. Žinai, bet... Aš tai manau, dabar šitą temą, žinokit, chebra tikrai yra aptariama visur ir visada. Man tokie žmonės paklausia, tai kaip čia, nesenai buvo dabar šitą, reiškia, Litexpo Art Vilnius. Ir žmonės tie, kurie, tikrai yra menininkai, gilus, mąstantis, ta prasme, išgyvenantis meno srity, daug dirba meno srity, tikrai nesidomi šou bizniu, bet manęs vis tiek ne vienas paklausė, o klausyk, o tai kaip tenais? Kaip tu dailininkė? Kaip tu dailininkė? O tai kaip tau ten jos, ten tos... Kaip jos ten, aš sakau, tai kaip tau atrodo? Man atrodo, kad biški kažkas negerai tenais yra, jo sakau, negerai.
Tam, Tai va, tiem, tai kas net- nežino. net Tiem, kas aš jau- nežino. Tam tikros kartos dailininkų tarpe ir ne tik tam tikros kartos, bet ir apskritai Egmontas Bžeskas yra garsus dailininkas visų pirma ir kur kas geresnis dailininkas Negu prodiuseris. Tai čia faktas. Nes ir jisai, daug labai, aš žinau, labai daug piktų žmonių ir ne dėl šitos istorijos, kad tu sakai vien dėl to, kad tu netapai. Dailininkų. Yra. Jis tapo dailininku, netapo fiziškai, paveikslų jo mažai. Aš labai neproduktyvus menininkas, bet aš padarau visi metus kokį 1, 2. Nu, tai labai jau produktyvų šio galima pakalbėti. Nu, Tikrai tai neproduktyvus. ką padarysi? Nu, tai... Gerai, tai čia tik tai referencas. Grįžtame atgal į stadioną. Pabrausinkit visi, pasižiūrėkit, iš tikrųjų. Ne, nu tai žinai, kaip aš juokauju. Aš noriu iš jo ištrešti tą vieną paveikslą, kažkokį tai būdu. Aš dar gyvas. Taip pataikauju. Aš dar gyvas, bet esu labai, toks pakilėtas, nes, visai nesenai įsigijo Mo muziejus mano ne vieną paveikslą, tai jau, kaip sakyt, gyvas būdamas, jau esi kolekcijoje. Jau esu įtrauktas į istoriją. Tai tas man yra džiugu ir faina, žinai. Aš manau, kad su metais supranti, tai vis labiau ir labiau, kad malonu yra, kad jau kažkur kažkas. Kažkas uždėta. jau yra. Taip, ir aš tokius paveikslus pardaviau muziejų, kurių, sakiau, niekada neparduosiu, bet kai jau muziejus kreipiasi, tada pagalvojau, kad ką ten pas mane, žinai, dirbtuviai, negu... Jeigu Pompidou kreipsi. Atiduotum už dyką, ar ne? Už dyką? Taip, Ne, už dyką jie nesikreipia. Kreipiasi. Sakai? Taip, jeigu nori Pompidou, už dyką turėsi duoti. Ja. Bet būtum amžinas. Nu, žinai, jaučiau, kiti reikalai. Rimta. Grįžtam į stadioną. Laukiam. Menas nesurinks tiek reitingų. Jo, aš tikiu. Grįžtam Grįžtam iškai prie stadionų, prie tos, kad mes kalbėjom, kad lietuviškos grupės vis dėlto 38 tūkstančiai stadioną ateina ir manau ir bus ir toliau. Ir bus daugiau lietuviškų tų grupų. Tikriausiai irgi gal ateis kas nors. Aš nežinau, kažkaip. Ne, tai tikėkime, kad tikrai bus kitą vasarą, manau, dar kokie porą koncertų dasidės, bet mes galbūt kalbam apie tai, kad rinka iš viso tada labai kažkaip keisis, nes didžiuliai koncertai stadione užsienietiški, didžiuliai lietuviški, tai festivaliams iš principo yra kardik. Festivaliams sunku. Festivaliai išgyvena, blogus laikus, sakykime, išgyveno jau net kaip ir blogus, bet tikrai blogesnius. Gal net ir blogus galima pasakyti, nes jie visi traukiasi mažai ir panašiai. Tie festivaliai, kurie turėjo kažkokius tai labai aiškis kryptis, nusprendė iš vis nebeveikti, nors jie buvo labai sėkmingi. Nišiniai festivaliai tapo labai sėkmingais, o tie didėjai pop festivaliai nebėra tokie sėkmingi, kokie buvo iki šiol. Tai mes čia link to galbūt. Aišku, kad turės tos įtakas. Man atrodo, dar yra toks momentas, kad eina visi to stadiono apskritai pažiūrėti. Nori tos masės, žinai, patirti masės jausmą koncerte. O tai kas gali iš mūsų lietuviškų atlikėjų surinkti? Kiek kažkai surinko? Žiūrėk, Selas surinko 30 tūkstančių surinko, ne? Jessica Šai 38. Ten plius minus, sakysime, mes. Tai vis tiek yra nesvietiškai daug. Tikrai, aš skaitau, Tai labai. dvigubą areną. Trigubą. Imkim trigubą tikrai areną ir dar su tokiu perkešimu. Bet jie džiugina šitie skaičiai. Mane tai džiugina tai, kad žmonės pagaliau pinigus leidžia į koncertus, į pramogas. Tai žinai, aš kaip vis laik sakau, kaip anglai turi tradiciją. Penktadienį ten eiti muziklus, dar kažkas, gal ir pas mus užaugs toksai dalykas, kad žmonės į koncertus pradės eiti. Ir aš nesenai kalbėjau su bilietų pardavėjais irgi, sakau, vis dėlto pasileido ir kitiems metams bilietai į Timberlake'ą, į ten visokios kitas grupės. Iš užsienio, ką eliminau, taip toliau. Ir klausiu, sakau, tai mes turbūt kentėsim lietuvišką rinką, nes vis tiek iš mūsų, iš kažkur tas pinigas turi ateiti. Tai sakė, kad bendras vis tiek yra toksai, kaip pasakyti, pinigų atėjimas, žmonės perka ir į lietuviškus, ir į mūsų renginius. Tai reiškia, mes konkuruojam su užsieniečiais dalinai, bet kol kas liktai rinka laikosi. Kaip jinai toliau vystysis, nežinau, aš tai galvoju, kad biškai vis tiek turės susviruoti, nes pasiūla be galo didžiulė yra. Ir stadionai, pavyzdžiui, vasarą, Laurai, tikrai mums netgi ir Lietuvos atlikėjams darant koncertus kažkur tai lauko vietose, tikrai turėtų kažkaip tai atsiliepti. Nes jeigu 3-4 didžiuliai pasauliniai grandai... Ar geriau, ar blogiau bus, bet man patinka, kad jų kainodara yra gan aukšta. Taip. Reiškia, žmonės pratina mokėti už tą bilietą ir tas lietuviškas koncertas vis tiek yra sąlygiškas. Tai 100 eurų Timberlake'ą yra vidurkis bilietų. Puiku. Išperka visą stadioną beveik 500 tūkstančių, per 5 milijonų. Keletą valandų išpirko tas bilietas. Tai kad ir tas pats Lylas ir nominį pasižiūrėkime, kad kaip bebūtų lietuviškas tebūnie. Arena pardavė per dieną.
Kas toksai? Lilas ir Inami. Nu, atgimimo koncertas vienas vienintelis, bet kokiu Paleido atveju vieną koncertą, per 48 Bameris valandas yra. išpirko visus Labai bilietus. super. Ten vidurkis galbūt ten 40 eurų ar kiek, bet kokiu atveju mes keliam tą kartelę ir vadinasi mūsų lietuviška šou renginių koncertų rinkai jinai kyla. Ir jinai mes, aš kaip Belieka laukti grupės katedra pasirodymas. Pamatysi katedra, SBS. Tai žiūrėk, bet Laura, aš iškart vėl bėgu į priekį. 26 metais Lietuvos populiariai muzikai 100 metų. Gal atgimdysim? Bet blemba katedra tai būtų jėga, ne? Priskels. Katedra būtų gerai. Nu, bent jau Būtų negerai, žinau. Negerai? Negerai būtų. Kodėl? Miškelą? Būtų negerai. Ne? Ne. Nei tu? Prašau, neatsikurkit, būkit geri, visokeriau paremsim, kad tik tai neuždainuotumėt iš naujo. Nu, bet dabar... Yra, žinai, grupių, kurios sugadins tos jaunystės jausmus, galinai su Sakai? Aišku. Tai tu ne metalistas buvai. Aš? Nu. Metalistas buvai. Tai? O. Čia yra Dimmu Borgir. Čia yra black metal. Ir jie patys čia jau kriokiantis. Padavau, nekriokiantis čia. Čia yra giliau. Nu, ne jums suprast popsą žmonėm. Nu, gerai. Aš alternatyvą klausiau daug jau negu popsą. Gerai, alternatyvšikas Bžeskas, supranti, eina prie jo, nes jam nubodu. Žinai. Nu, žiūrėk, trumpai šnekant, kaip bebūtų, vasaros apžiūrą pasidarėm trumpą, matome, kas vyksta stadionuose, matome, kas dedasi rinkoje, augame, einam į viršų. Jeigu jau paimtume vasaros mūsų nuotykius, tai man atrodo, čia neužtektų nei vienos, nei dviejų laidų. Ne, nu, bet čia įdomiau. Trumpai apėjom vasarą. Čia įdomiau, iš tikrųjų. Nu, gerai. Žinai, iš tų vasaros įvykių, kol nebuvo, nu gerai, įvyko stadionai. Mums svarbu aptarti muziką kažkiek, muzikos netgi rinką, nes taip save pozicionuojam, kad apie muziką labai daug nesvarstom, čia šūdas ar ne šūdas. Šūdas dauguma. Patinka arba nepatinka. Šūdas plūduriuoja, bet gabalas toks, nežinau, ar kaip ten mama planuoja jos įsileisti, ar ne? Ką? Čia bus. Šūdas plūduriuoja, kur tas gabalas. O tu šitai dainavo? Žinai, ten kažkokie du berniukai. Kas tai? Šūdas plūduriuoja. Šūdas plūduriuoja, reikia įvesti. Pasižiūrėsiu, paieškosiu. Nepykit, mano ausise dar neskambėjo. Tai vat paklausyk. Bet žiūrėkit, mėly draugai, nu, tai reiškia, turėjom stadionus. Stadionai padarė didelį lūžį, didelį proveržį, naujai atvėrė didesnės erdvės, didesnės galimybės, be stadionų dar vyko ir Vingio parkas, kas irgi galima laikyti stadionų. Ir atsirado daug didesnių renginių, viskas tvarkoja, visi eina, važiuoja, nieks nenugriuvo, žiūrim, kaip bus toliau. Dabar klausimas... Vasaros didžiausias muzikinis skandalas, mesgi turim paminėti visokių skandalų, yra va čia sėdė iš tikrųjų. Tai, tas aptariamas skandalas toksai, ne? Kiekvieną Palangos mačiutę žino jau, ne? Taigi... Bet mes be skandalų kažkaip negalim, ar ne? Žiūrėk, kai prasidėjo, tai tikrai kažkokia tai tokia, vat... Banga, tai klausyk, tai gerai. 20 metų atšventė. Jo, bet tai ta 6-9 danguje, pavyzdžiui, žinai, kada išėjo į eterį ten tokie dalykai. Nu ir visur ta pozicija kažkokia, tai vieni aptarė vieną poziciją, kiti aptarė kitą. Kažkokios tai atsiranda pusės, ne? Taip, natūralu. Palaiko vieni tą, kiti tą palaiko, čia žinai. Bet čia gal gerai, ar ne? Aš nežinau, tai kame čia tas gerumas. Gerai, kad kalba, gerai, kad mus dar vis klauso, žinai, tai nu, čia tas yra gerai. Bet dabar tu man pasakytą dalyką, ar nėra čia, pavyzdžiui, žinai, vis tiek viskas tai susipina, šitie visi skandalai atsiranda iš vienos vienintelės, kaip aš sakau, dažniausiai įsivysto tokios rytės. Iš pinigų. Kažkas gal bando daug uždirbti? Nu, tai, žinai, pinigai jie visur yra, nes tam ir sukūrėmi tie projektai, kad kažkada tai jie atsirastų. Bet mes, žinai, mes tos projektus kūrėme šiek tiek kitokią gaidą. Vienas dalykas apie 6 danguje, tai prisiminkime naujų lietuvių kultą ir realiai Gintaras Reklaitis, mūsų širdis, mūsų siela, mūsų amžinatilsis, taip tikrai reikia jį paminėti geruoju žodžiu. Aš su juo pastaruosius kokius 4-3 mėnesius labai artimai bendravau, labai betarpiškai bendraudavom ir naktim, ir dienom, ir visaip. Ten buvo pas jį problemų, visokių psichologinių. Tai ką jisai surado, tai turbūt surado, kad reikia paskambinti man, žinai, nes mes tikrai pakankamai ilgą laiką buvom artimi draugai ir vienas kitą kentėjom. Aš sakau, jo charakteris nebuvo mano irgi. Mes vienas kitą kentėjom, bet kentėjom gerąją prasme. Tikrai daug sukūrėme ir naujų lietuvių. Ta pradžia tokia bumas toksai, jisai atvedė prie to, kad, na,
mano buvo mintis sukurti grupę, žinai, merginų. Nu, ir vat, Aš šalia atsimenu, mūsų atsimenu. atsirado apšildomoji grupė, atsirado niekam nežinomos panelės, dar ilgą laiką reikėjo įrodinėti, kad Karina Krysko gali aplamai dainuoti. Taip. Prisiminkim tą laiką, kai reikėjo dirbti ant to, kad Karina Krysko dainuoja. Ne, nichera čia niekas nedainuojanti grupė, jums bus šakės, žinai, po 2 metus gal pratemsit ir viso gero. Bet aš tik tai priminsiu, kad, žinai, tas laikotarpis buvo iš viso, jis ir dabar galbūt nėra toks intensyvus, kai tos grupės kūrėsi, darėsi, nes tada buvo galimybė atsistoti ant scenos, išgarsėti, uždirbti pinigų. Nu, ta prasme, nieks, aišku, apie pinigus tu negalėjai galvoti. Tik kažkokią formulę mes turėjom. Ir aš dariau, tu darei, tie patys bendžiai darė, visi mes dirbom ties sukūrimu, nes produktą reikėjo surinkti. Lego surinkti reikėjo. Jo. Tai tu puikiai atsimeni mūsų tos pradinius koncertus, jie tikrai buvo tuo metu atrodė šustrai, dabar pažiūrėtum baisu būtų. Tai va, bet naujų lietuvių projektas nebuvo dėl pinigų padarytas. Pradžioje mes net negalvom apie tai. Mes realiai iš tikrųjų galvom apie patį projektą, apie patį performance. Daugiau net nebe kaip grupė, o apie projektą. Tai nebuvo iš tikrųjų grupė. Tai lygiai taip pat apie tas šiam 9 danguje mes irgi kažkaip tai pradėjom nuo darbo, reikia rezultato, o ne babkių, žinai, pinigų. Pinigai atsirado po truputėlį, žinai. Ką mes dabar turime? Tai aišku, mes turime pilną areną, žinai. Gabalas Afiginė, kurį tu man parodai Chrysler PT Cruiser sėdint mašiną prie ofiso, atsimeni? Taip, klausėm, pais ar čia nepais. Nu, mes nagrinėjom. Tai visą laiką, tai apie gyvenų dainą mes galvom, ar pais ar nepais, bet turi čiut jo. 9 danguje. Aš atsimenu, kad 69 danguje pirmi įrašai, aš pats tempiau stempsus, kuriuos gavau iš Pussycat Dolls. Nu jo, čia geras, aš net neatsimenu, nes antiek jau senai buvo, kad ta mėsmalė tokia buvo. Stempsai, tembrai įrašyti atskirus, jie atsiuntė kažkodėl juos ir leido juos naudoti, bet taip, nu, žinai, jeigu reikia kažką, tai skleiskit va tą temą. Ir galvoju, nu, kam čia jų reikia, tai nunešiau į studiją jiem. Žinai, Pussycat Dolls, va taip vyksta, va taip, žinai, tokios struktūros ir kapojom. Nevokta, atsiųsta, Atsimenu, pateikta. Pas mus buvo dėl 9 dangaus, gal niekas irgi nežino šitos istorijos, vis tiek yra daug mūsų kartos fanų, žinai, kurie man prieina, sako, pavyzdžiui, blemba, mūsų šeima susikūrė dėl tos dainos, žinai. Mes vaikų susilaukiam, dar kažką, žinai. Tai, brač, nu, bet faina, žinai, kai susitinki žmogų, jisai prieina ir taip geranoriškai, žinai, nori nusifotkinti, žinai. Ir sako, va čia man, žinai, buvo geros emocijos, žinai, valdo. Bet 9 dangui buvo dainoje labai didelė duobė. Tu atsimeni, kai buvo uždainuota aš 9 dangui ir tyla, blemba, žinai. Ta tyla tokia jinai buvo visą laiką man keista. Ir mes su Gince žiauriai ginčiojomės dėl šitos vietos. Jisai norėjo apginti save kaip kompozitorių, kad ta vieta turi būti tyloj. O aš sakiau, davai kažką tai dar damušam tą gabalą iki galo. Ir vieną naktį mes atvažiavom damušti tą gabalą. Kaip dabar atsimenu, kaip Gince gulė ant klaviatūros, o aš jį kaip koks siurbelė, žinai, terrorizuoju, kad jisai reikia, sakau, kažką sugalvoti, žinai, da kur, žinai, melodiją. Mes sukuriam kartu melodiją ir sukuriam kartu tos žodžius, reiškia. Po aš 9 danguje atsiranda galbūt šią naktį tu mylėsies ir šnabždėsi. Pas tokią nesąmonę, žinai, atsiranda ta melodija, jo, kad sudegsi ir tu gal... Ir po to dar mano buvo mintis, kad įdėkim davai, ant pačio galo keičiam priedainį, kas irgi nėra taip, mes 9 dangui. Tai dainoj keičiasi idėja, žinai, kad nu, tu po to jau mes, žinai, visi kartu, žinai. Tai va, tai tas tikrai buvo labai faina naktis ir iš tikrųjų su Karina uždainavo ir mes grįžinėjom, žinai. Ir tada vat, buvo ir dar remixai buvo daromi tuo metu, nu puikiai tu irgi dalyvavai tame visame reikale ir tikrai džiaugiamės, kad tas daina jau jautėm visi, kad tai yra hitas. Kad tai jau yra kažkokia tai grupės pradžia. Dar aišku ir pavadinimas buvo. Irgi diskusija, ar bus 6-9, ar bus 9 dangui. Jo, tai aš atsimenu, buvo net logo paaiškėjo. 9 dangui paskui 6-9 dangui. Bet vis tiek viskas, žiūrėk, įsivystė, kaip sakau, įsibėgėjo, praėjo savo etapą, ten, sakysim, pakilimas, nusileidimas kažkoks, tai ne. Vis tiek grupė, kaip sakau, jinai kilo, tada pasileido biškį, ten, žinai, kaip sakau, bet visą laiką tą periodą kažkur kažkas, nu, veiksmas vyko. Bet žiūrėk, bet viskas
yra labai dėsninga, ne? Taip. Mes puikiai suprantam su merginų grupėm dirbdami, kad Taip. patirsime tam tikrą, grupė patirs tam tikrą krachą tada, kai ateina laikas gimdyti. Tikrai ir, taip. ir aš labai džiaugiausi visą laiką, sakydavau, nu, vat kaip fainai, kad Lukas, va, irgi žiūri mūsų, va, irgi žino istoriją. Merginų grupės garsus. Kas to neda? Filmuoja. Tai šitą, tai kas atsitinka, nu, tai yra mūsų visų, nu, ne visų galbūt, dabar gal ir nemadoj, bet anksčiau tai buvo, tai kaip jautėsi didvyrių, žinai, Taip. jeigu susilauki vaikų. Ir man tai buvo labai faina, kad mes kažkaip tai kaip susitarę vienas po kito, tai pradėjom štampuoti jo padidėjimą šeimos ir tai faina. Bet grupė, aišku, patyrė nuostolių. Faktas, kad, žinai, vienos pasišalinimas kažką tai atneša, kažkokią tai nenaudą, žinai. Nu ir tuo metu pasimaišo reikalai kiti, žinai, kur mane dabar čia kalą prikryžiau, žinot, puikiai. Tai žiūrėk. Mes daužėmės normaliai, dar paskui jūs apvogėt grupę Įvą. Iš Įvos pavogėt savo Godą. dytę. Jo, tai aš apie tai ir noriu Jo. pašnekėti. Bet tada tai buvo šakės, hebra. Tai Ten buvo Karas buvo ten, aš atsimenu čia. Lemba Natalija atvažiuoja, ką daryti, supranti, Nu. tas volačius, žinai. Vienu žodžiu, prikalbėjai. tas- atsiprašau. Aišku, tu prikalbėjai, kur nors Ne, paslapčiom. ne, visiškai ne tai istorija, tikrai. Tai dėl ko jinai... Tipo, O tai tada pati papasako, sugalvojo, kodėl jinai nes jai čia perėjo, labiau. kodėl jinai pabėgo. Ne, tai hebra, žiūrėkit dabar, jeigu taip Sabutytė jau... dainavo Įvą visą laiką. Atsimenu. Dainavo, šoko jinai. Šoko. Nu, tai buvo graži mergina ir šoko. Jo, Taip, tikrai graži, jo. Ir Ir dabar jinai graži moteris. Niekas ir nesiginčia, jie- įspūdinga. O mes lydėjai Įvos, mane? Aš atsimenu, taip. Ir Paaiškink, kas buvo. irgi mes turėjom būti leidėjai. Taip, Bet nesigavo. lengvai tariant. Aš tai atsimenu, Nesigavo tas dėl to, kad atvažiavo Aras, išguldė visus ant grindų, išsivežė kompaktus jau išleistus. Biški nesigavo. Bet, supranti. Čia šou biznis. bet tai Laurai, bet čia šou biznis, čia vyko gamyklų ir leidėjų kova vyko. Taip. Jo, bet tai čia- nebuvo Amerika, niekas nesišaudė, tai vyko kitaip. Nesišaudė Policija. Bet buvo reikalų. Buvo reikalų. Buvo tikrai Beje, po reikalų. po visų tų metų, žinai, aš tą tiražą susigražinau visą. Susigražinai? Taip, policija O atidavė. kur jisai dabar yra? Nežinau. Rusy kur nors. kas nors. Ne, susigražinau ir po to visą tai užsilenkė, bankrutavo galutinai. Nu, manau, kad Čia ten... per Bomba Records. Jo, bet šiaip policija ekonominė, kokia ten policija buvo? Nežinau, Kokius ten žinok, užsilenkė? Ekonominė buvo. Supranti, nežinau. Žodžiu, jie gražino, bet laikė visą tai Klemenčinės sandėlį, supelijo, supranti, viršelį išsiraitojo. Tada aš padaviau bylą ant jų, kad sugadino mano daiktus. Tada atvažiavo Kosmosas pareigūnai ir sako, davai, Susitariau. atsiimk, supranti, bernioptų savo tas nesąmonės. Nesąmonės Ir visiškai. turėjau daug, žinai, 9 kompaktų, kurių niekam nebereikėjo. Mes kol tą ginčą turėjom, mes dar darėm kažkur, atsimenu, kelis gabalus dar. Į sveikatą, sunkus laikai. Tai kur tau nesunkus? Jo, mes išleidom bodę, aš atsimenu tos albumus ir jie buvo, aišku, ten auksiniai, platininiai ir vienas po kito, žinai. Mes ten buvom ne tik iškart ten- pagaminę auksinį viršelį ir auksinį tiražą, iškart 10 000 pagaminom. Ne, tai Jo. bet kokia atveju, matai, yra ką prisiminti, yra kas įsivysto, tada aš kaip suprantu, žinai, kaip mes kalbame, ta grupės veikla vis tiek jau abiškiai primsta, ane? Tu vis tiek... Tai apie Godą... Nu, Mes Godą, apie grįžtam prie baigėm, Godos. ane? Kodėl Čia- iš Įvos čia- pavogėt jo. Godą ir dabar Godą, Jo, ar tai- dabar Godą, kurio grupė? Tai, 6-9 tai va, tai niekas, pirmas dalykas, akivaizdu, ką mes dabar matom, Goda puikiausiai varinėja iš vienos grupės į kitą, jinai ten Įvo irgi būna, ar ne Įvo jau dabar šalia bunkės būna. Ką jinai tokio Ta prasme, daro, kad jinai poreikį tokį ta turi? prasme, mes puikiai matom, kad, nu, jeigu jinai jau būtų pavogta, uždaryta, ne savo norų, tai galima būtų vadinti kaip prievolę, ne kažkokią tai kaip vergę. Pirmas dalykas, Goda, jinai perėjo pas mus ant pačio pakilimo, kai Taip. jau buvo Gyvenu daina sudainuota ir jau kai buvo, jau jinai beveik aukščiausiam taške, pike, tada jau Goda perėjo. Kodėl? Jinai labai paprastai. Pas mus buvo apyvartos, pas mus buvo daug koncertų. Pajamos buvo. Ir jinai netgi pati dokumentiniam filme sako apie tai, kad man buvo pereiti į 6-9 danguje, tai kaip pakilimas jos, nu, kaip tobulėjimas, nes, ta prasme, mes buvom tuo metu Tiesa, mes kitokie. koncertų tuo metu nedarėm, prisipažinsiu. Jo. Ir nu, niekada nedarėm apskritai tų grupių, kurias leidom, tai Jo. sakys koncertų. Jo. Grupės gyveno Atskirai, taip savarankiškai. Tai Įva pati darė koncertus, nu visi darė patys koncertus ir jūs tame tarpe. Taip. Jūsgi kaip grupė, ne kaip leidėjai. Ir
Kodėl jinai perėjo? Nu, tai perėjo dėl pinigų. Tai aišku, kodėl. Tai, matai, pinigai, jie, taip, aš iš tikrųjų pasakysiu taip, gal per daug lepinau, nes per dideli pas mane buvo atlyginimai, palyginti su kitų prodiuserių atlyginimais, grupėm. Tai čia faktas. Bet mane vadinti, kad aš pirmas dalykas, ne aš su juo susitariau, o Nijolė Pareigytė susitarė. Ir tą jos dokumentiniam filme aiškiai pasako. Tai kaip Bunkė pareiškė savo story, žinai, ant manęs tokį, žinai, užvaro, žinai, kad čia aš tipo kažkoks vagys. Čia kada dabar? Nu, nesenai jo čia kažkoks. Tai man persiuntė, man persiuntė, draugai. Tai kažkokia visiška nesąmonė, nes pirmas dalykas, nei aš iš kažką vogiau, reikia skaityti su žodžiai, žinai, vagystė yra vagystė. Žmogus pats savo norų perėjo į grupę, kuri yra populiaresnė. Tuo metu neslėpkime, biški buvo riesta ten jau įvai. Aš žinok, neįsivaizduoju. Mes niekad su to nedariau, nieko. Palyginti su mūsų pozicija, su mūsų jūs tuo momentu, aš kiek atsimenu iš tų moteriškų grupių, buvo tipo aukštesnis levelis. Pavyzdžiui, Bendžių reakcija, ne? Bendžių reakcija. Kaip dabar atsimenu, prieina prie manęs, LRT, žinai, vyksta kažkoks tai konkursas, neatsimenu jau dabar kas, bet gyvenu dainą mes dainuojam ir sako man, žinai, sako, klausyk, blemo, čia ne hitas, sako, žinai, galvoju dabar, ką nors jau sakysiu griežtai, žinai. Sako, čia killer hitas. Ir, žinai, ir jie iš tikrųjų, labai, mes kažkaip su jais visada kažkaip buvo įtampos, bet nepiktybiškai, žinai. Tai su jais visiems įtampos, bet nepiktybiškai. Bet nepiktybiškai, žinai. Ir galiu pasakyti, kad mes iki dabar kažkaip tai tikrai aš juos gerbiu ir aš manau, kad, tas Mango pasitraukimas, jisai buvo toks irgi nebereikal, žinai. Kažkaip užleista vieta. Atsiranda saldainis, jis nučiulpia, atsiranda naujas saldainis. Jį nučiulpia, atsiranda naujas saldainis. Palyginti negaliu. Bet aš tą palyginu. Kas kalbasi, kolegą. Bet aš sakau, kaip yra, yra saldainiukas, nučiulpia naujas saldainis, nučiulpia ir jisai keičiasi. Šiai dienai. Tik mūsų saldainiai nesikeičia. Mūsų saldainiai nesikeičia. Gali ką nori daryti, niekaip. Bet šiai dienai. Papratusuot nenori Martos, supranti, bet kitam kambarį. Backstage'as mūsų irgi pripažįsta. Bet dabar žiūrėkite, dabar jaučiu naujo saldainio atgimimą. Čia jisai įvyko maždaug taip, žinai, kur tos bobutės prie bažnyčios šias cukrinius saldainius lieja. Tai manau, tos bobutės priliejo ir atgimė vėl grupė 6-9 danguje. Didelis čiulpinukas atsirado. Taip. Bet atsitiko problemų. Kokia? Čiulpinuko nepasidalina kažkas tai. Tu čia apie katrą čiulpinuką? Nežinau, bet kažkurio čiulpinuko nepasidalina. Ir turim dabar, žinai, žiūrėk, praėjo, čia toks buvo koncertas didžiulis, ne? Įvyko viskas, ne? 20 metų jubiliejus. Kiek metų buvo? Ką? Kiek metų buvo koncertas? 20 metų. 20 metų. Man tai šitie visi 20, 30, tai man Tarybų sąjunga, žinok, yra. Velniškas greitis 20 metų. Apie velnišką greitį galiu pasakyti, kai mes su Gince Palangoje įdarėm. Iš tikrųjų, tas velniškas greitis... lenktynėm darė šitą gabalą. Taip. Atsimenu, Zakazucha normaliai, supranti, už babkės padarė gabalą, lenktynėm pardavė... Dainavo mergom, tiko padainuoti apie lenktynės. Jonušis tada lenktynės daro, gavo gabalą. Šou biznėje buvo gajesnis. Ta prasme, jeigu stovėjo mašina, šalia turėjo stovėti pusnogė mergina. Čia, supranti, Bžeskas atveža net 4. Žinai, ir dar dainuoja kažkur iš jų. Ir dar gerai atrodo. Ir dar populiaris. Biznis. O čia niekam neįdomu, kaip tu parašy tą gabalą. Ne tu, kas nors kitas, nesvarbu. Tu, kas vyksta... Produktą atvežiai. Dabar kas vyksta. Tai žiūrėk, ir ką? Tai dabar. Iš tikrųjų, tai yra pirmas toksai eteris su jumis. Kodėl su jumis? Todėl, kad be galo jūs gerbiu, nesvarbu, kas bebūtų mūsų istorijoje, bet tikrai faina chebra esate, tikrai. Daug esat padarę reikalų ir aš tikrai pirmą kartą realiai šitame eteryje kalbu. Nes yra eilė, kurie sustojusi laukia, žinai, to pokalbio, kas buvo pradžiai. Pirmas dalykas, kai aš jau sužinojau, kad man, 20 metų jubiliejų atšventusiam man kaip prodiuseriui, kaip su visa grupe, man yra dūriamas peilis į nugarą dar prieš koncertą. Lukai, šitam laikė čia Rilsas jau. Čia anonsas kalba. Bet aš labai atsiprašau. Tai man šiaip labai įdomu. Vis tiek, žiūrėk, tu esi prodiusas, sukūrei grupę.
vis tiek sutartis, visa kita. Ir kada vyko šitas 20-metinis koncertas, tu prieš šį nebuvai informuotas? Jo, tu labai gerai nujauti. Supranti, kas gavosi. Vat pavyzdžiui, kai aš klausiu merginų, sakau, žiūrėkit, 10 metų, kur jos čia eskaluoja, kad manęs nebuvo. Taip. Čia yra irgi melas, neteisybė, tikrai aš buvau, bet buvau tada, kada reikia. Taip. Kada nereikia, kad tai nereikia. Nu, Man kaip reikia sakant, važinėti, aš dirba nevažinėjau į kiekvieną koncertą, tai yra jų tiesioginis pagal sutartį darbas, jos atlieka koncertus. Ir taip toliau. Tai galėsim vėliau pašnekėti apie tos koncertus, bet ką jos nuveikė? Nu tai, per 10 metų. Per 10 metų pirmų, tai buvo išleisti jom albumai 3, buvo mano, čia ne mano ginčas, netgi reikia teisingai suprasti, tai yra mano įmonė, aš esu vienintelis savininkas, tai yra įmonės ginčas, ne mano asmens. Viską, žinau, puikiai suprantu. Jo, tai žinai, tai ta įmonė investavo pirmus pinigus, išleido albumus, reiškia, nupirko dainas, atrinko, aš pats kaip prodiuseris sėdėjau su kompozitoriais, tu pats žinai puikiai, kas vyksta, kada kuri naują produktą, tikrai ne viena naktis būdavo prasidėta su kompozitoriais, ne vieną gabalą įtakojom. Kaip pirmas dalykas, kad tai yra pirmi gabalai, tai yra naujų lietuvių gabalai. Sukurti ir atiduoti 6-9 danguje, tai didelė garbė atiduota yra Gintarui Reklaičiui, bet aš su juo šalia sėdėdavau, žinai, ir mes kurdavom. Ateidavo merginos tik įdainuoti ir tai ne visos. Ateidavo Nijolė tik tai ir Karina. O šitos, reiškia, Ingrida ten tai be galo nori, jinai dabar vaidint, kad dainuoja, bet dėja taip nėra. Mes visi tą puikiai žinom. Prisijungdavo į bekus. Tai yra atlikėjas, bet atlikėjas kaip šokėjas. Taip. Jinai atlieka, aš nenoriu pažeminti ar kažkaip, bet jos atlikimas yra kitkame. Tai tada Goda prisijungia. Bet apie ką mes dabar šnekam, tai blemba jau dabar labai nugribau. Ne, sugrąžinsiu aš jų dviejų. Sugrąžink, jo. Taip. Apie jubilėjinis koncertas. Kad tau durė į nugarą. Aš ką noriu pasakyti. Kažkoks tai buvo. Jau nežinai. Daro merginos jubilėjinį koncertą. Ar tu jau žinojai? Man įdomu, ar tu žinojai? Ne, aš... Ar sužinai po skelbimo? Žiūrėk, pirmas dalykas Rukaitis, ne, Niolės Pareigytės vyras, daro turą, bet mažuosiuose koncertų erdvėse. Galiu įsikišti? Taip. Tai čia... Taip. Aš atsimenu, 6-9 danguje, man atrodo, kažkur tai pasiūlėm daryti turą per Lietuvą, ateina Covidas, aš tada Niolį sakau, Niolį, ne, mes nebedarysime, gal patys pasidaryk, paprašyk vyro, vyras padarys, sakau, eikit daryti. Ir nuo to prasidėjo savotiškas vėl 6-9 danguje važiavimas per Lietuvą ir taip atėjo koncertas iki arenos. Tai kaip sakau, toną jaučiuosi už prisidėsiu. Gerai, tai labai fainai. Ne pašikštėt. Tai gerai. Duokit pinigų. Ne, dabar mes labai kalti, aš tai ypatingai apkaltintas esu, kad aš kažką tai reikalauju ir labai neteisingai pateikiamą informaciją, žinai, kad mes čia Bžeskui turim dabar susimokėti, palaukit, ne jos turi, kur tu matei, mes dabar šnekam, kada mokėjo atlikėjas prodiuserinė įmonė pagaliau. Taigi čia viskas turi atvirkščiai, aš turiu joms mokėti atlyginimą, tai čia teisingai turi žmonės suprast, kad yra tam tikra sistema, juk mes dirbame sistemą, mes turim sutartis, mes turim atsakomybės, mes turim vykdyti tas sutartis, atsakingai pasirašėme. Žiūrėk, aš atsimenu, kad sutartį, ten bent jau tokiuose sutartyse būdavo punktas. Jeigu pinigai yra gaunami tiesiogiai atlikėjas privalo atsiskaityti su prodiuseriu. Jeigu atvirkščiai, yra atvirkščiai. Nu taip, tu pabandyk neatsiskaityti su atlikėju. Nu tai dabar mano klausimas. O pabandyk neatsiskaityti su atlikėju. Per 10 metų atsiskaitė su tavim? Ne. Buvo visą laiką, žinai, kas kalbama? Buvo kalbama apie tai, kad mums dabar sunki laikai, mums reikia investuoti į rūbus, mums reikia tą pirkti. Nu gerai. Bet investicija yra ir pajamos. Kiek yra nuslėptų koncertų, kaip mes dabar jau pradėjome aiškintis. Juk jos pačios privertė mane aiškintis apie situaciją. Plus labai ilgą laiką nebuvau direktorius savo įmonėje, aš buvau tik akcininkas. Tai dabar aš esu jau direktorius, tai aš pasikėliau dokumentus, pradėjau aiškintis, tą puikiai žinau virtuvę, žinai, kiti direktoriai gal to nežiūrėjo, kiti TV komanda plačiai dirba visais projektais, tai ne vien tik tai tas. Tai dabar, aišku, kad labai buvo daug ir nuslėpimų, ir nepasakymų, ko ir nepasakė apie klipo filmavimą iš Vudžio nupirkusios to pačio žmogaus, su kuriuo sėdim, kuriam kitus projektus, darom, reiškia, tyliai nueita, susitarta ir padarytas gabalas. Ir dabar jos sako,
mes 10 metų dirbome. Reiškia, nutylima, kad aš joms per tą 10 metų padariau klipą, kad mes padarėm, išleidom Man reikia meilę dainą į serialą ir taip toliau, kuris dabar skamba. Bet viskas yra nutylima, visos žinutės, kurios susirašinėjau, mes ruošiamės jau 15 metų, kai buvo grubiai, mes jau ruošiamės daryti areną. Yra susirašinėjimai, yra pokalbiai mano, kaip galima. Tai jau čia buvo dar anksčiau suplanuota. Taip, čia jau buvo suplanuota. Tada, kai jau Rukaitis padarė tos turus per Lietuvą. Tos turus jau buvo aišku, kad bus arena. Bet aš apie areną sužinau tik tai iš to, kad aš atvažiuoju į Kauną ir žiūriu, opa, plakatai jau yra. Tai tavęs niekas net neinformavo. Tu įsivaizduok, tai iš kur man žinot, pavyzdžiui, ar aš seku kažkokį tai, ašgi neseku jų, paskui jas nebevaikštau. Bet tai tada aš sakau, gerbiamas prodiuseris, tada aš sakau, tai tu paleidęs vadžias buvai visiškai? Ne, aš nepaleidžias vadžias. Supranti, tai yra kaip yra tai nori jos pasakyti, kad aš suprantu, joms tai yra labai naudinga tai sakyti, bet aš sakau, o kur aš paleidau? Jų yra tiesioginė atsakomybė dainuoti, atlikti, koncertuoti, o nesukurti šalia įmonės TV komandos, sukurti savo įmonės ir nukreipti visus pinigų šaltinį į savo įmonės. Žiūrėk, aš tai taip tau pasakysiu. Mano supratimu, šitam biznį yra taisyklė numeris 1. Yra žodinis susitarimas. Kas yra daug svarbiau. Svarbiau negu bet kokia sutartis. Taip. Jeigu tu buvai prodiuseris, tu su jom pradėjai, tu su jom dirbai, tai aš manau, merginos turėtų... Čia yra mano tik tai nuomonė, bet aš manau, jos ir turėtų su tavim skaitytis. Nes tu ir uždiktavai tą jos sėkmės kelią. Kaip ten kas vystėsi, čia kitas dalykas. Jeigu kažkas tai įvyko per tuos metus, kur reikėjo galbūt kalbėtis, tada reikėjo kalbėtis ir dėliotis viską iš eilės. Bet šiai dienai, mano supratimu, neskaitant sutartinių dalykų, nes mes jų neskaitom čia, mes jų nerodom. Čia neįdomu, čia nuobodu. Bet yra žmogiškas faktorius. Tu sukūrei, tu esi vienas iš tos grupės narių, ne esmė. Ar narys, ar ten, sakysim, kūrėjas, bet, taip jau yra. Žodžiu, aš nežinau, Laurai. Visi dabar bando pamiršti tos laikus, kaip mes startavome. Tai turbūt vienintelis produsas, kuris yra sukūręs grupę, tiek daug rodėsi kartu ir visur ant viršelių ir visą kitą. Aš kaip, ta prasme, realiai, tai kaip narys, ar ne? Taip. Kas dabar yra? Dabar toks vaizdas susidaro, kad, palaukėme, koncertas įvyko, pilna arena, ne? Mes žinom puikiai, neverdinsim, kiek tai yra pinigų. Taip. Dabar kas daugiausiai turi pasiimti? Kas turi pasiimti? Nijolė Pareigytė ir Egmontas, ir ne Egmontas Bžeskas, o TV komanda, ne? Tai reikia dabar pašalinti. Tai jau ten buvo intrigos su Nijolė jau seniau, neva jinai, jos vyras, neatsiskaitė su jom. Aš jau girdėjau tos dalykus. Girdėjau šitą reikalą, aš girdėjau visai kitaip, kad sumos tos, kurios buvo sutartos, buvo sumokėtos joms, jos gali tada, tegul jos kreipiasi į teismą ir bando įrodyti, o nešmeižti viešai Rukaičio, kad jisai neatsiskaitė. Aš prieš šitą pokalbį su jumis paskambinau Rukaičiu ir dar kartą pasitikrinau, ar tikrai yra atsiskaityti. Jis man pasakė, taip kaip mes sutarėm, mes atsiskaitėm. Viskas, kamera kalbama. Persižegnosiu. Džiaugiuosi, kad neorganizavau 6-9 danguje turą. Nesuprantu, kur būčiau papuolęs. Taip. Pravoslaviškai žegnojas, Marta. Eik tu pek! Eik tu pek, Patriarchus į Rusiją, supranti, jam bus dėkingas tau. Žiūrėkit, Gundėjus. Eik tu pek, aš nemoku žegnotis, aš tik tai šeima. Tai taip, kad kas Kaune įvyko, tai aš tikrai esu labai dėkingas tiem žmonėm, kurie susirinko. Buvo be galo fainas koncertas, organizatoriai normaliai sudarė teisingai sutartis, licenzinės sutartis su TV komanda, atsiskaitė ir viskas turėjo būti toliau. Pas mus buvo planas daryti vasaros areną, tada kitas arenas ir turėjo kažkaip tai... Bet turėjo daryti tie patys organizatoriai? Tai aišku, žinoma. Viskas turėjo vykti taip, kaip priklauso. O atsitiko, kad dabar jau kitas organizatorius perėjo? O atsitiko taip, kad pasirodo pirma žinutė, kuri man nuskambėjo labai žiauriai, iš tikrųjų netikėtai. Jūs žinot mano santykį su Karina Krysko. Jinai man dukra, giminaitė. Aš, ta prasme, žmona buvusi, po to perėjau į tokį santykį, nesvarbu, bet aš jos žinojau viską, supranti, visą, mes bendravome šeimomis, kai jinai gyveno su Sauliu Skambinu, mes švesdavom naujus metus kartu, mes
ilgą laiką tikrai bendravom ir su šeima visą bendravom ir iki šios dienos aš bendrauju su jo šeima kaip, kaip artimas tikrai žmogus. Ir man buvo keista, kaip pirmas dalykas Karina, žinodama visą situaciją apie šešidienį danguje, paima ir paduoda prieš koncertą, prieš pokalbį su manim, nes aš paskambinau, sakau, teks pasišnekėti, bet be advokatų, be jokių... Tiesiog draugiškai sakau, tu man artimiausias žmogus, mes susitikime, pasišnekėkime, kas buvo, aptarkime, kas buvo blogai. Ašgi galvojau, kad bus kalbamas. Taip. Jeigu aš esu blogas, niekas to nesakė, bet tebūnie išsako, kodėl, kas buvo blogai, gal susitarsim, gal kaip. Jinai prieš tą pokalbį bando registruoti 6-9 danguje logotipą, kurį aš pats asmeniškai, kaip mes pasakėm, kad aš šiek tiek esu susijęs su menu, pats asmeniškai padaręs, kaip dizaineris, kaip autorius. Tai net patį logotipą, tą, kurį sukūriau aš pats su kompiuteriu, tuos sparnus reiškia senai, jinai registruoja jį, bando užregistruoti ir tuo pačiu dar... Bet Bentlis nepareiškia jokių pretenzijų. Va, tai kažkokia asociacija, ne? Sparnai ten visą kitą. Tai va, o po to ir dar aišku pavadinimą. Dabar žiūrėkit, Hebra, aš negaliu patikėti to, ką man sako advokatai, kurie gina mano prekinius ženklus, tai yra Metida. Erikas Aukalas sako, Karina, jų ten bendrovė su vyru kartu. Stop. Turbūt dviese ten kažkaip jie vadinasi. Klausimas. Bendrovė su vyru? Nežinau. Bet mano tik klausimas, bet aš ką ir noriu pasakyti. Atsiranda dar, kaip sakau, tokia trečia draugiška šalis. Aš įtariu, tas žmogus, kuris dabar po lapais pasislėpęs ir bijantis labai apie save blogų žodžių, jisai labai nebus patenkintas mano šito pasikalbėjimu, bet aš įtariu, kad yra įtakos. Kodėl? Todėl, gerbėmieji, kad kai buvo Saulius Skambinas, mes draugavom, mes net negalvojom apie tai, daug kas bandė kėsintis į Kariną, Krisko, bet tai nebuvo šansų. Nesutartyje, kaip tu sakai, o susitarime. Ir tas žmogus šalia būtų tikrai to nedaleidęs, bent jau. Nes mes pasišnekam su Saulium, patikėkit. Jis turi savo nuomonę apie šitą situaciją. Va, bet kas atsitinka? Atsitinka tai, kad Karina bando realiai pasisavinti tai, kas yra sukurta ir puikiai žino, kas tai sukūrė. Tuo metu studentė būdama, nei tų pinigų nei nebuvo. Aš tai pradėjau kurt, suprantu. Tu turėjai tuo metu, kai jūs draugavot su Karina, žalią pukinę striukę. Salotinę. Iš Vokietijos. Jo, atsimenu į tą su tą pukinę. Iš Vokietijos. Bet žiūrėk, bet čia dabar, ką tu papasakai, aš suprantu, kad vis dėlto... Ir aš atsiprašau, dar užbaigsiu. Aš sėdžiu tuo metu pas Woody studijoje, darom kitą projektą, muzikinį, bet visiškai ne solinį, kitokį. Tikėtina, kad pas Woody ne muzikinį. Gerai. Mano geras draugas. Aš tikiu iškiliais kompozitoriais. Net Zvonkus kompozitoriais. Ir aš sakau, jis girdi mano pokalbį su advokatu ir mes realiai 5 minutės tylos ir žiūrim į tašką vieną ir jisai sako, aš negaliu patikėti, kad taip vyksta. Gali, tai Karina. Aš negaliu patikėti, kad aš už nugaros tau pardaviau ir jom dar daugiau nugaros, kaip geram draugui. Čia, žinai, niekas tikrai nesiaiškino ir niekas ten, žinai, nesigilino. Aš nepažįstu, žinai, to žmogaus, tai tiesiog iš jo tyčiosios visados, kiek galiu. Bet aš jį palaikyti, nes tai yra mano artimas draugas, šiaip asmeniškai, aš jau net nekalbu apie tai. Nes, supranti, galima šaipytis iš žmonių, kurių nepažįsti. Taip, o aš pažįstu. Tai va, kas atsitinka? Atsitinka tai, kad, aišku, mes parašom pretenziją, atsiemama pretenzija ir staiga kitą dieną jau reiškia patentuojamas pavadinimas Šeškės. Labai blogai. Tai nepaėjo šiam 9 ir Janimo 6. Ne, nepaėmė, nieko neišėjo, bet pasiteisinimas, kai mes susitinkam jau su advokatu, jų pasiteisinimas, taigi, o kuo tu, sako čia, mes tai patentavom į poziciją, kur pardavinėti prekes, kepurės, šituos, tai sakau, palaukit, jūs dabar sakot, atsisėdę su advokatu. Net tokiu, kuris advokatas tai pasakė. Norit pasakyti man viešai ar ne viešai prie mano advokatų, kad jūs bandėte
pasisavinti, Ženklą. nevadinkime pavogti, pasisavinti ženklą, pardavinėti prekes, Su užrašu Šeškės? ne, su užrašu 6 danguje, kaip jinai patentavo. Tai jūs norit pasakyti, kad jūs majonezą, bananus, dar kokius nors reikalus norit prekiauti? Tai čia tas pats, kaip aš dabar sugalvočiau Jeigu su tavim Coca-Cola, užpatentuoti, pavyzdžiui, pardavinėti Coca-Colos padangas kokios nors. Nu, žinai, arba ten, nu, ką nors tokio. Na, tiek, nu, tai bet... Ratus, žodžiu. Ratus, ratai paeitų. Supratau. Ratai paeitų. Nepopuliarinkime šito žodžio jaunimo tarpe. Bet žiūrėk, Nu, būkim mes. bet tu man dabar vis tiek dar pasakyk vieną dalyką. Tai vis dėlto grupė, Jaunimas čia niekas nežiūri, suprantate. Ai, čia, kas mūsų... čia seniai tik žiūri, čia Seniai, žinai. vat. Žiūrėk, bet tai tu man Bet pasakyk, tai mes šita grupė vis dėlto galvoja, kad jinai gali gyventi toliau. Nu, aš tai galvoju, kad dabar... Kuri tik tai, Šeškės ar 6-9 danguje? O, tu čia jau, žinai, užbėgi už akių. Mes turime planų. Pirmas dalykas, kas atsitiko ir kai aš sėdėjau ir iš tikrųjų mėnesį laiko buvau šokę aplamai, kai man skambino, aš sakiau, nieko nešnekėsiu su nieko iš vis. Tai buvo šokas pirmiausia asmeninis, nu toks tikrai pergyvenimas. Tikrai nemalonu yra, žinai, Nemalonu, kada- jo, tikrai nemalonu. Po to aš jau susitaikiau su tuo likimu ir visa kita, bet tas paskelbimas jų... Tavi giliai kažkur slypi žmogus. Įsivaizduoji? Vis tiek ta žmogiška Aš dvasia. irgi tais laikais galvojau, kad pas mus nėra žmogiškų santykių, bet pasirodo, jie yra ir išliko ir fainai vasėdėm ir kalbame. Tai man kažkaip tai, aš nežinau, dėl to, iš tikrųjų buvo labai sunku, dabar man jau yra lengva šnekėti, nes aš jau dabar pamačiau veidus, pamačiau, kas yra, kokie tikslai žmonių, kad ten moralinių dalykų jokių nebeliko, kad yra tik tai tam tikrą teisinę galima kalbą šnekėti su šitais žmonėm ir taip ir šnekėsimės. Jeigu neišeis draugiškai sutart, vienas sutikimas jau buvo neišeis, tai neišeis, tada eisim kitais keliais. Okay. Bet apie naują projektą, nu, apie naują seną, ne? Nu, tai aš klausiu, kuris projektas... Aš manau, kad tikrai turi didelį šansą. Jos bandė tą projektą visiškai sutrypti, išėjusios į sukūrusios kažkokį Šeškės, jos bandė pasakyti visuomeniai, be mano žinios, nes aš tik vienintelis galiu spręsti visgi, ar gali, ar išyro, ar neišyro grupė. Jos paskelbė viešai, kad grupės nebėra 6-9 danguje, o dabar yra Šeškė. Tai va, šitą aš dalyką noriu su tim pakalbėti. Žiūrėk, kada paskelbė, kad nėra 6-9 danguje, nes grupė yra 6-9 danguje. Taip. Ir dabar jos turi sutartį, be kita ko veikianti. Tai žiūrėk, viskas okei. Nenutraukta. Tu kaip produceris gali darbuotojas turbūt atleisti. Nu, aš nežinau, sutarties sudėties, bet už tokius dalykus, kadangi jos tikrai viešai iš tikrųjų išsidergė iš to, ant ko gyveno, ar ne, iš ko ėmė pinigus, tai tikrai galėčiau atleisti. Nes būna toks punktas, kad ten žemina ir taip toliau, taip toliau. Taip, čia yra daug, jos pažeidė daug punktų. Tai aš manau, kad iš principo grupė Šeškės, nu, kad ir, nežinau, čia paskelbti yra ten dar arenose koncertai, jau yra, nu, čia mano nuomonė. Pasmerktas. Yra pasmerktas dalykas. Projektas pasmerktas. Tai jau gali, šiai dienai galėtų atšaukinėti tos koncertus. Nes aš manau, dabar žiūrint, man ten pranešė kažkas, tai ten patikrino, tai ten 30 bilietų parduota. Tai jau gali jau atšaukti. Žmonės gali net nebeiti. Bet aš žinau, nu dar tokį dalyką. Nežinau, bet taip galvoju. Ar nebus taip, kad jūs susėsit, sutarsit ir grįž po visą to skandalą, suprantate? Laiko nebeužteks. Per visą to skandalą visgi šiam 9 danguje viskas ir kartu darot konsus. Matai, ne, jeigu čia būtų sutartas tas skandalas, tai tada gali būti, bet tu teisingai sakai, kad ir nesutartas, natūraliai. Ne, nu, Snukiai daužyti, viskas tvarkoja, visi biški nukentėjom, žinai. Ne, tai žiūrėk, kas jau yra iš tikrųjų neįmanoma, tai pirmas dalykas, kad tarp merginų įvyko jau išdavystės. Jau išdavystės. Reiškia, Niolė Pareigytė realiai lieka su manim komandoje, jinai nepažeidžia sutarties punktų. Nu, jos sako, žiūrėk, mes biški pažeidėm, bet sugrįžtam. O už tuos, kuriuos pažeidė, tai mūsų čia jau reikalas, mes sudarom taiko sutartį su Niolė, ar ne? Ir ten, kaip mes jau aiškinsime, čia mūsų reikalas. Čia jūsų reikalas. Bet jos jau aiškiai konkrečiai pažeidė labai daug punktų. Reiškia, jums dabar yra šansas tik tai sugrįžti į projektą
Ir ar mes jas priimsim ar ne, čia yra klausimas. Ir O ne kokias- tai, kad jos dabar man pareiškia, kad neva jos gal ir sugrįžtų, bet sugrįžtų be Nijolės Pareigytės. Nu, Palaukit, kaip tai? Tai jinai vienintelė likusi 6-9 danguje, jūs tik tai pamelavot, išmelavot visiems, kad neva 6-9 danguje nėra, o Nijolė pasišalino. na, aš tai suprantu 6-9 Nu, danguje. dabar nėra kaip bendrauti, nepatogu. Nu. Nu, bet žinai, su laiku, kaip sakau, tas visas skausmai praeina, ten taip toliau sinivilioja, bet to laiko nėra kada, iki, vat, sakysim, jeigu koncertai yra paskelbti, tu supras, Laura, O kaip koncertai kada? čia gruodį? Gruodį. Nu kažkada aš nelabai Aš seku, irgi- nes man čia nelabai... kitų- Ne mūsų Žmonių reikalas biznis, yra, ne, bet nesakykim. aš jau asmeniškai sakau, manau, kad tai yra nulaidotuvės, tai nu, žmonės gali net nesitikėti, nes jie negaus to, ko jie ten, ką jie anksčiau gaudavo, nusutinkė. Ne, tai yra, žinai, aš tai traktuočiau kaip neoriginalas. Tributas. Žinai, va čia O tas pats, tributu gali pasivadinti. kaip, vat, sakyt, nu, vat, pagalvojau, pavadinau, va čia va rodė, va šitas brendas žinomas mikrofonu, nu tai mes davai nubraukime tą, va, nu kažkokį... Arai, nubraukime bus odė. Jo, odė, bet panašų ženklą sukurkime panašiai, juk mes visi žinom, kad šeškiamgi mes vadinom visą laiką jas, ar ne? Taip. Nu, toks Nu, taip. slengas kažkoks. Slengas, Toks, jo, toksai, va, kažkoks... Bet skelbimuose 6-9 danguje. Nu tai taip. Kažkada buvo šią. Tai čia yra originalas. Nu tai čia tas pats, kaip žinai, bet ką, bet, nu tokia, nu kaip sakyt, padirbtas daiktas, ar ne? Tai Nors čia jos sako, o mes čia Padirbtas. dainuojame. Tai aš suprantu, ne? kad ieškosit O kas dabar- dainuoja? Palauk, bet dabar pasakyk. Žiūrėk, Kas čia- dainuoja? Dainuoja dabar Karina. Nu, tik tai toj grupiai dainuoja Aš tai Karina. manau, O žiūrėk. ką darom su Nijole Pareigytė, Jeigu- kurios veidas naudojamas, kurios vokalas naudojamas, ką darome su aranžuotėm, mechaniniam teisėm, Jeigu kurios dinga priklauso šeškių, dabar- jeigu nėra šeškių, ieškok devinkių, supranti, Šeškė prapolė, radau devinkę. kaip pliusuosi. Aš manau, bet- kad čia nėra taip jau blogai, tau supranti. Bet žiūrėk, bet iš kitos pusės paėmus, ką prie ko mus priveda visas šitas skandaliukas. Nieko, nu čia išvadas, žinai, galim padaryti, bet, žinai, kad galim padaryti išvadas, o ne? Bet nepadarykim jų specialiai, nuo jūsų prašau, mėly draugai. Mes esam seni žmonės iš principo. Nu, Tu čia sąlygiškai. jau senas, aš nežinau. Jo, gerai, jūs judu Mes du jaunuoliai. jauni, o tu senas. Kas jauniausias iš mūsų, žinai. Tai nesvarbu. Už tai Mes gerai atrodom. iš mūsų, tai pripažįstu, aš irgi, bet iš mūsų šaiposi, žinai, kolegos, kurie yra jaunesni, sakė, nedarykit labas vakaras ir nepadarykit išvadų, nes atrodo, kaip mokytai durneliai. Nu, tipo, net ne mokytai, bet durneliai. Tokie, Bet čia kaip išvadą ir reikės laida, padaryt. bet podcastas. Nu gerai, nu, norit padarykit. Aišku, reikės Ne, padaryti padarykit išvadą. išvadą. Blet, nesąmonės kažkokius. Nežinai, kodėl išvada? Nu. Ne, nu, Hebra, žiūrėkit. Dabar viskas taip vat, jau kilo į viršų ir dabar, va, ne, reikia išvadą padaryti. Nu. Čia yra gera pamoka. Nu, tipo, moralinė kažkokia išvada. Ne, Ką čia, žinai, reikia moralizuot? padaryti kažkokią tai, nu, kaip ir, nu, ta prasme, kaip pavyzdį, ar ne, vat, kaip galima realiai pasisavinti projektą, kaip gali pasisavinti projektą Oi. atlikėjai. Ne, tai žiūrėk, tai atlikėjai gali, kas tik... Tai čia dabar visi taip darys, pakeis pavadinimą, Latga išduoda licenciją dainuoti ir viskas. Ir Ne, to tu gali nebereikalinga. dainuot, žiūrėkit, mėly. Ačiū, kad išpopuliarinai, Gali- ačiū, kad nupirkai tuos dainas. Gali dainuoti dainas koncerte, jeigu jas atlieki gyvai. Taip. Gali dainuoti kokias nori, nors ir Coldplay'ų. Jeigu naudoji fonogramą, Mokė latgi, ta. bet jeigu naudoji Bet fonogramą. palaukit, žinai, klausimas, ar gyvai. Jo, ar gyvai? Jeigu įrašas ir tau priklauso fonograma, man Nu tas taip, įrašas nu naudojamas, taip, nu tai- nebegražu. Kam Reiškia, priklauso turės kažkas fonograma? duoti gyvai, blablabla. TV komandai priklauso. Ok, nu tai čia jūs išsiaiškinsit. Galėsit dar smagiai Pažaisti. Pasižaisti, jo kamoliukais pamėtyt. Bet kitas dalykas, žinai, ką aš čia norėjau pasakyti dar tuo, kad, nu gerai, galima, koncertuose gali naudoti vieni kitų pavadinimų, aišku, negali naudoti, tai turi būti anonsuojama, nu, yra vartotojų teisė, tu negali pasivadinti grupę Marvel, supranti, ir Spider-Man'as dabar čia atvažiuoja. Ne, nu tai taip. Ar Spider-Man'as iš kitos hebros, ar iš šitos? Marve. Iš šitos. Aišku. Batmanas L iš- nubraukti reikia ir Batmanas bus iš- Ten Marve. visi jie iš Marvelo. Batmanas irgi iš šitos? Kažkas Tai panašaus. kas ne iš ten tie šitos tokie. tada? Visi. Supermanas? Ne iš šitos. Plecha, mucha, tai kas tam ne iš šitos? Nėra ten užuota viskas. Yra, Ai, koks yra skirtumas? dvi hebros. Yra vieni, kur... Vis tiek futbolas bus kaltas. Tai aišku.
Ja, o čia. Blogas, prastas Žinau, žaidimas. kad jūs nieko nesuprantat. Viskas į tą susiveda, bet kokiu atveju čia. Gerai, tai norit padaryti išvadas, padarykite išvadas, nes... Mano tai išvada man tokia. atrodo, jau atšnekėt savo. Mano tai išvada tokia paprasta. Aš tai galvoju, kad pirmas dalykas, tai esant tokiai situacijai, turėtų visi laikytis garbės žodžio. Kaip buvo susitarta pradžioj, taip turėtų būti iki paskutinės, kaip sakau, ir iki grabo lentos. Ja, arba jeigu žinai, arba jeigu jau norima, iš tikrųjų nėra nieko, gali tada ateiti ir kalbėtis, Taip. ar ne? O ne pradėti kalbėti viešai, kad nebėra, arba kažkas yra, arba čia keičiasi. Ir vien aišku, dėl ko? Dėl pinigų. Dėl pinigų. Kad daugiau liktų. Jo, Viskas, bet ne tai, akivaizdu. kad daugiau liktų, aš to pasakysiu, kas durniausia, man atrodo, kad jų beveik ir nebus. Tų pinigų iš tų koncertų. Tai bet tikėtasi Ne, buvo aš- to. aš taip galvoju. Juk blogas Bžeskas pasidarė tik tada, kada jau pamatė, kad yra daug arenui, pinigų. Bet žinai kaip yra, kai sako, jeigu padėjai tą pinigą į banką ir pamiršai, kad jis ten padėtas, Taip. bet po 50 metų užaugo, nu taigi bankas tau atiduos su tom palūkanom. Nu tai aš manau, kad čia yra labai panašu, kada tu įdedi padarai, tu turėtum gauti savo atgal. Prisidėjai, neprisidėjai, gali ateiti, sakyti, žiūrėk, mes dirbome, galbūt daugiau, gal kažką netaip darėme, gal čia mūsų, bet tau priklauso, kaip mūsų kūrėjai taip ir taip ir taip. Nu taip turėtų būti. Jo, bet man labai keista buvo, kai kuriems buvo pasakyta, kurie kūrė dokumentinį filmą, o ką ten Bžeskas veiks tam dokumentiniam filme. Tai jeigu jau jų samprata yra tokia, kad joms klausimas kyla, ką veiks. Man pikta. Moteris, moteris, Nu, va- moteris. Moteris. Supranti, moteris įdomus toksai dalykas. Iš tikrųjų, nekiek. Galvojo kitaip. Nu tai va. Bet būtų įdomu, iš tikrųjų, tas filmas, nu, kad ta Vilmė, ta pradžia visa būtų iš tikrųjų atskleista. Nu, vat matai, mes pasilikom antrai serijai galbūt. Gut. A ne? Bet tada atvirai jau varysim. Nu, Nu, papasakom, Kodėl kaip iš tikrųjų darėm. nu, jau kai nebus ką prarast. Tai dabar nėra ką prarasti toje vietoje. Nu, Nu, jo. Tai grįžtant. man bent jau tikrai. Tikrai tiek pridarėm visko, kad jau, man atrodo, tikrai nėra. Žiūrėk, prarast. aš tai tada trumpai. Prie tavo 6-9 danguje Šiaip grįžti. labai hebra faina su jumis šnekėt. Pirmiausia, tai labai daug, nu, man, žinai, yra ne tai, kad... Ne, nu, matai, man tu esi faina. iš tų pašnekovų, kuris pašnekovų, nu, mes čia, žinai, kaip laidoj pašnekovas, taip pasakom. Nu, kad šneka žmogus, Bet man žinai, jau labai, gerai. žinai, kas yra keista, kad mes visi buvom, realiai, nu kaip, aš buvau susipykęs, mes nešnekėjom. Nieko, ten kas turėjom ten nesusipykęs, kad tu kažkokių gal ir nesąmonių pataisius. buvo. Eik, aš su Bet supranti, man kaip Matai, ant tiek faina sa- yra, net kaip nebeatsimenu. faina, kad mes, nu, vat, bendravom, Aš- šnekamės žiūrėk, aš- ir analizuojam, žinai, nu, viskogi buvo gyvenime, ne, va, Ne, žiūrėk. pavyzdžiui, mes su Lučiūnu, va, turėjom reikalų, ne, ten nesąmonių visokių, žinai. Žiūrėk, bet čia normalu. Nu, tai taip, tai- Konkurencija, Biznis, jo. biznis, Nu. pasikalbė, bet pyktis nuo to, nu praeis ten 3-4 mėnesiai ir kalbėsis. Nieko čia baisaus, ten gali principus rodyti, bet galima ateiti ir pasikalbėti ir susitarti. Tai va, Su apie metais tai- dar labiau tai supranti, žinai. Taip, Ir kad ten taip. dabar jaunimas ten ateina ir šakojasi, ne, aš neįsiu, nes esu įsižeidęs. Nu, tai, Žiūrėk, bet mes buvom pašaukau. panašus, bet mes buvom panašus irgi, nu nesakyk, nu buvom panašus. Nu, žiūrėk, nu buvo. mes buvom panašus, bet mes bent turėjom stubrus. Dabartinė, kai kurį kartą stubrų net neturi. Nu, jie ten kitaip, bet ten, žinai. Bestubriai. Žiūrėkit, yra ir, Seniai ne, sakys, yra ir nu, jie dabar. varo seniai. Jo, moka, jo, bet- Varo seniai, uzurpavę Demagogija, viskas, Eik, gerai. volačiai. Viskas gerai, neužurbavę nieko. Neįleidžia talentų mūsų, Pilna, nesuprantat, jie apšokę nu. net mūsų yra, peršokę mūsų yra jau net, kai kurie. Tai tik tai galiu ranką paspausti, kad jiems taip gerai sekasi. Aš tai pavyzdžiui, pavydo jau senai jokio nėra, tu žiūri ir sakai, "Blet, nu gerai varo, Tai ką čia pavydė? Yra, tas iš tikrųjų atsiranda, man dar kartais iškyla, žinai, kaip jauniausiam iš jūsų. Noras man pykta dėl gerų projektų, kad jie nemano. O tik tai dėl tos priežasties. Supratau. Ten tie geras padla, bet mes kartu nedirbam kažkodėl. Tai va čia mano... Va čia tai... Sunku Tai va, žinai, žiūrėt. yra gerai. Ir grįžtam prie 6-9 danguje, žiūrėk, kaip sakai, tas projektas, atsiprašau, grupė 6-9 danguje, Nijolė Pareigytė ir ponas. Tai dabar jūs dviesi ant scenos busit. Kaip Liveta ir Petras. Čia jau Liveta tada ir Petras Kazlauskai. ir prodiuseris Tyla, pavyzdžiui, bliau, visai nieko projektas būtų, ką? Bet mes tada Pareigytę gera. dabar užtat pakvietėm į mamą Londoną, kad būtų vestų ir sakė, jinai dainuos, 6-9 dangų dainas. galės. puikiai. Su gyva grupė. Palauk, dar puikiai. licen... Nu, čia sustarkit. Ką, taigi su gyva grupė dainuoja. Ai, dzin, galim Zina, dainuot, ne, Dievas amigos. Viso gero. Ta prasme, iš to... Ne, bet tu, jeigu esi autorius, tu gausi pinigus per autorinį. Jo, teisių 3 agentūras. eurus. Iš Londės. Ne, palauk, ne 3 eurus gausi, normaliai gausi. Žinai, kiek salė atsega, man atrodo, apie 1000 eurų yra mokestis tenai. Iškart. Svarų, 1000 svarų iškart sumoki salėje už tai, dainų bus kiek? Kokie 40. dainų?
Nu, 4, Išprotėjai. 5, ne, palauk. Tai visi, ai ne, atsiprašau, pamelavau. 2 paras trūko. 2 paras. Atsiprašau, 6-9 danguje Nijolė Pareigytė. Pasisaugokit, neteikit kaip nors į mamą Londonas, truks 2 paras. Jevgenija Redko. Džiazu. Taip. Rokas Jan. Ai, tai čia tokie... Ir Lemon Joy. 5 atlikėjai. Po 4-5 dainas, nu tai 25, nu tebūnė ten 30 dainų. Žodžiu, gausiu pydisą. Eik su savo. Tai- Tai va čia tai va. Va čia tai biznis. Va čia tai biznis. Kaip autorius, jeigu esi autorius. Jo. Tai nėra blogai, žinai. Nėra blogai. Taip, pydisas prie pydisą, žinai. Ja, bet žiūrėk, bet ką noriu pasakyti. Tai gerai. Mergina važiuoja, pagrindinė, dainuoja, kaip sakant, tonas uždiktuotas, galvo, ką toliau daryti. Ne, tai viskas gerai, mes jau esam praktiškai visą projektą susidėlioję su Nijolė, tai dabar gal, nu, nereikia, ne šitai laidoj, žinai. Ne, tai biškį nereikia vėliau, čia, žinai. Ok, Kam, lai nereklamuokim projektą. paliekam Nes, jo. nu, gerai, kad pasakėm apie Mamą Londoną, tai yra svarbus renginys. Mama Londonas žmonėms tikrai patinka, keletą metų iš eilės jis jau vyko 3 kartus. Ar 2? Dabar bus 3 ar 4, aš Dabar nežinau. Kažkada sugalvojom, taip, ekspromtų, Tai fainai, gerus nu. partnerius. Bet irgi COVID Ir Londone, pasekmės. žinai, į Londoną atvažiuoja toks geras vaibas. Nu, žinai, geras muzonas, geras bendas, ne fonograminiai šūdai, Jo. kurie ten pastoviai mėgo važinėtis. Tada šitas renginys labai svarbus. Kitas renginys. Palauk, čia dar nežinom. Ai, čia jau dabar reklama prasidėjo. Nu, mes tokie pasigiriam. Žiūrėk, Ką mes darom? Ne. Nu, dabar reikia, aš nežinau, ar bus kokios vietos pasiekit. Ir Vilnius dabar stengiasi tapti 27 metais Europraidų. Tai reiškia, pagrindinis praidas iš visų Europos praidų galėtų vykti Vilniuje, jeigu Vilnius Porto mieste, ne? Taip, lapkričio 2 dieną laimės konkursą. šitą konkursą. Tai Tarp visi 4 ruošiasi miestų. jam ten kaip velniai. Čia važinėja pristatyti konferencijas, renginiai, blablabla. Tai būtų, nu, man atrodo, daugiausia turistų iki šiol pritraukiantis pramoginis renginys, ne? Aš Į garantuoju. vieną kasą. Nu, dabar nėra nieko panašaus, ant kiek galėtų atvažiuoti daug žmonių, daug dievė, kad užtektų viešbučių. Tai kas nors gali. Aš tai manau, kad, žinok, aplenktų visus koncertus, Rammsteinus. Kas priešinsis. Oi, tai priešinsis daug kas, bet tai gerai, žinai. Bet čia... Bet žinok, aš tau galiu pasakyti, jau čia, vat, kadangi mums tenka prisidėti prie to Baltic Pride'o, Lietuvos Pride'o, tai situacija yra antiek pagerėjus, kad net kada tenka bendrauti su policija, komisaru ten ir taip toliau, sako, vyrai, nesijaudinkite, jau viskas ramu, visi jau priprato. No, Jau nebėra. žmonės Iš tikrųjų, tolerantiškesni, fantastinė gerokai. šventė vyksta. Linksmas tūsas. Linksmas tūsas. Be tos, sakykime, be tos, žinai, žmogaus teisų dalies, be konferencijų dalies. Tai yra linksmas tūsas, kuris pritrauktų žiauriai daug žmonių ir matyt labai daug artistų. Iš esmės, netgi vienas iš promo, atsinekant apie mūsų, nors dažnai iš promo dabar atveju labai daug kas nori dainuoti Europraidą, kaip nors patekti į Europraidą. Čia nėra, kad kažkoks, žinai, labai būtų sunku, kad nors pasikviesti. Netgi ir nemažas žvaigždės. Tai jeigu bus kažkoks internete, žinai, kad palaikymo reikia ir panašiai, tai reikia, kad visi palaikytų. Tai dar, Laurai, nepamiršk, kad išleidote plokštelę. Jo, ne plokštelė išleista, nepardavimui skirta. Nepardavimui, tai yra reklaminė plokštelė irgi būtent Lietuvos atlikėjų surinkta. Jo, Lietuvos artistai, kurie davė savo dainas, būtent šitam bydui, kad palaikymą Europraidą. Gražus gestas, labai ačiū jiem visiems. Jo, iš tikrųjų. Čia kietai. Nu va, ir man atrodo, kad čia tiek tų reklamų. Tai reklamos daug nėra, aš tai man dar įdomu klausyti, kaip ten su plokštelių parduotuvė yra, nes irgi aktualu čia visiems dabar. Tarp kitko, jeigu leisi 6-9 danguje, nepamiršk. Dabar kiekvienas albumas legit, kai jis yra plokštelėje. Reikia tik tai naujo vėjo 6-9 danguje. Biškį, ką mes tikrai organizuosim. Ne, bet tu gali išleisti rinktinę plokštelę. Kažkaip gerai Taip. viskas vyksta su tom plokštelėm, man atrodo, dabar toks įsibėgėjimas. Visi įsibėgėjo, visi apsiprato, kam jų reikia, kam jų nereikia ir panašiai. Ir dabar jau yra tų vietų ir mes atidarėm ir Green Lake Store. Nu, žinai, parduotuvę, kur jau apie lietuviškų plokštelių yra beveik netoli 100. O, fainai. Nu, kur fainai. žmonės jau eina, perka panašiai. Tai, Nu, tas tai traškėjimas jau aš pasilūju, aš neatsimenu, kada... žinai, aš tave turiu nuvilt, supranti. Nebetraška. Jeigu tu nevalysi adatos, tai traškės. Bet jeigu tu Jo, aš atsimenu, tas susikaupęs toksai, žinai, pukelis. Ne, treška kažkiek, aišku, nuvalai. į plokštelę, žinai, jeigu dulkių patenka, tai dulkės treška, plokštelės netreška. Aš atsimenu, kai gavau iš draugelio, žinai, Lenny Kravico, dar buvau visai patsanas, visai ten, žinai, kaip aš ją dėjau tą plokštelę atsargiai, kokia jinai man kvepėjo tiesiog, žinai.
Daiktas. Gražu. Gerai, draugai. Sveikinu su tokiu projektu, tikrai džiaugiuosi, kad tau tik sektųsi. Ačiū, kad tu atėjai. Ačiū, kad atėjai. Ačiū jums, Pakalbėjom, kad pakvietėt. paplėtėjom, įdomu buvo išgirstiesi iš tavęs. Žinai, aš aplinkui iš daug tikrųjų kalba ilgai visi. tylėjau. Jo. Ilgai tylėjau, aš ne viską čia pasakiau. Ne, Žinai, tai Marius, sakyk, kiek tau reikia, bet mes su Marta, žinai, sėdim čia visą laiką. Čia mūsų Ne. ofisas. Fine. Čia ne kažkokia studija, čia ofisas. aš manau, kad Ir vėl apie tą temą Šnekam, pašnekėsim. ištisai valiojam ir nugalvom, jeigu tavęs nepasikviesti, ir, žinai, kažkaip kažkaip durnystė. Per vasarą tu man skambinai kažkaip, bet vasarą aš dar nebuvau pasiruošęs, aš buvau sudorotas, sumaitotas, žinai, mano buvo Apdaužytas širdis perpjauta, žinai, ir Tik dar kraujavo, apkabint. žinai. Viskas gerai, festivalis artėja, Europraidas greitai. Aleliuja. Europraidas greitais. Tai gerai, kaip sakant, Gerai, ačiū visiems. viskas, ačiū, pasimatysim. Iki. Žiūrėkite toliau.